vairuotojų dėmesiui, būkite atsargūs. 10-uoju keliu pravažiuos krovininis traukinys. Ei, žingai. Tau ką, su galva negerai? Man tai viskas gerai, aš tiesiog ieškau minkšto vagono. O kam? Kaip tai kam? Šiandien važiuosim susipažinti su geležinkeliečiais. O kam važiuoti, jeigu jie čia pat Vilniuje? Tai Albertai, esate įsikūrę pačiame Vilniaus centre, toli nuo bėgių, nuo traukinių. Kaip viską suvaldote? Tai mes dabar randamės eismo valdymų centre, pačiame Vilniaus senamiestyje. Iš čia yra valdomos visos stotys. Šiame centre dirba iš tikrųjų labai atsakingą darbą eismo tvarkdariai, kurie yra susiskirstę pagal ruožus ir iš tikrųjų vienu mygtuko paspaudimu gali valdyti visą eismą, kas ir matosi monitoriuose. Kur ir ką aš turėčiau mokytis, kad aš pakliūčiau čia dirbti? Tai, kaip turbūt suprantate, tai yra labai atsakingas darbas ir reikalaujantis didelės patirties. Tai, aišku, žinoma, yra ir keliami kvalifikaciniai reikalavimai. Tai prieš patenkant čia, tai visų pirma, šis darbuotojas turi būti, aišku, padirbę žemesnėse grandyse, tai yra stotyse, kur yra netoks didelis krūvis, netokia didelė atsakomybė. O jūsų kabinetas čia kažkur netoliese, ar čia kažkur sėdit prieš? Ne, mano kabinetas yra kitame šio pastato aukšte. Albertai, kokios jūsų pareigos? Kažką valdote irgi turbūt? Pats esu atsakingas už riedmenis, tai yra Riedučiai? Bėgiais važiuojančiais visais vagonais ir lokomotyvais. Mano pareigos yra riedmenų departamento direktoriaus pavaduotojas. O. Na ir pats darbas tai organizuoti ir būti atsakingam už tos riedmenis, už jų techninę būklę, už jų parengimą. Tai yra, kad būtų visą laiką tiek lokomotyvai pasiruošę išvežti traukinius Lietuvos geležinkeliais, tiek ir turėtumėm pakankamai techniškai tvarkingų vagonų, kuriais galėtumėm vežti krovinius. Nuo ko, Albertai, pradėjote savo karjerą? Ar iš karto atėjote ir gavote 2 kompiuterius, kabinetą? Pradėjau dirbti riedmenų remontų šaltkalviu, vėliau palaipsniui kilau pareigose ir po 4 metų gavau kaklaraištį ir telefoną ir visą kitą, ką jūs paminėjote. Daug čia aplinkui žmonių zuja, visi kažką daro, tai šiaip geležinkeliečiai, kiek čia tų profesijų yra? Galima ilgai iš tikrųjų ir nuobodžiai vardinti, bet... Pavardinam, šiek tiek pavardinam. Jeigu kas susijęs su būtent lokomotyvais, tai ir riedmenų remontų šaltkalviai, ir elektrika, ir matot, jeigu pažiūrėsit viršų, ir kranistė dirba moteris, tai iš tikrųjų, jeigu grinai su specializacija, su techninė, tai techniniai visi darbuotojai, jeigu plačiai žiūrint, tada ir vadybininkai, ir ekonomistai, visi geri specialistai gali rasti savo nišą. O prisiminkit tuos laikus, kai buvot studentas, vaikščiojot su tokia specialia apranga, kokį nors ten triukų, fokusų, išdaigų. Buvo toks fokusas, kolega iš tikrųjų atliekant cilindrų galvutės užveržimą su dideliu metriniu raktu. Tiesiog nesilaikydamas darbų saugos, jisai nuo savęs stūmė tą raktą ir žinoma, raktas įsprūdo ir neteko pusę danties. Duok 8 raktą man, Šarai. Čia 6, duok 8. Va, o kalba. Kaip čia, Albertai, sukti, kad įsimuš bent ir kaip sukti, kad neįsimuš? Priklauso, ar tu užveržydėjai ir atleidi detalę, tai tiesiog jeigu užveržydėjai, tai patartina sukti į save. Nes jeigu suksi nuo savęs, tai gali tiesiog prasprūsti rankos ir tai taip į viršų raktas kelt negerai. amortizuot atgal sugrįžti. Jo, į viršų kelt negerai, reikia taip, nuo savęs. O kaip sugalvojate, kaip čia atsiradote iš viso, kodėl geležinkelį? Na, iš tikrųjų, įstojus į transporto inžinierių specialybę, pasistudijavus 2 metus, man teko rinktis specialybę tarp automobilių transporto, geležinkelių transporto ir technologinių renginių. Tai netraukia kabrioletai, ten visokie automobiliai. Traukia viskas, bet kaip visą laiką reikia, aišku, žiūrėti perspektyvą. Tiesų, geležinkelio profesija yra perspektyvi ir verta baigti šią studijas, nes yra tikrai didelės galimybės. Darbdavys didžiulis, kaip ir minėjau, virš 10 000 darbuotojų dirba, tai tikrai savo nišą pabaigęs, o ypatingai ir tą specializaciją suras. Nes tai yra ateities profesija. Taip, tai yra, aš manau, tikrai ateities profesija ir šiandienos
Moksleiviui tikrai siūlau ją pasirinkti baigus mokslus. Tai čia tas senučiukas senelis. Taip, tai yra senas po garvežių, galima sakyti, sekanti evoliucija lokomotyvas, kurių mes, aišku, šiuo metu turime labai mažai, nes iš tiesų Lietuvos geležinkeliai stipriai atnaujino prekinių lokomotyvų parką, jį modernizavo ir įsigijo Siemens naujų lokomotyvų. Papasakykit, ką nors apie mašinistų darbą. Kaip aš įsivaizduoju, jūs suprantate, kad mašinisto darbas tai yra iki ausų kapaluotas, tai šiandien dienai to tikrai nėra. Mašinistų pagrindinis darbas yra tik tais valdyti traukinį, nes nauji lokomotyvai jau yra su pilna diagnostika. Jie patys nustato gedimų vietą ir pobūdį, mašinistui praneša į kabiną. Mašinistui daug pareigų atkrinta, jam tiesiog dabar reikia valdyti traukinį. Šiuo metu randamės iš tikrųjų mūsų Lietuvos geležinkelių pasididžiajame, tai yra mūsų naujausias pirkinys Siemens Matau, kaip glosto. lokomotyvas, kuriame yra sumontuotos, žinoma, visos pažangiausios technologijos. Kaip ir matote, nebėra vairo. Jame jisai tiesiog jau valdomas rankenėlių pultų pagalba. Tai yra pagrindinis skirtumas, žinoma, kad tai yra pilnai automatizuotas, viskas įdiegta diagnostinė sistema. Na ir tokį lokomotyvą valdyti reikia, žinoma, jau aukštos kvalifikacijos mašinistų, beje, kurie iš tikrųjų uždirba, jų atlyginimas yra didesnis nei ofise sėdinčių specialistų ar inžinierių. Tai jie kokį greitį išvysto? Jie išvysto 120 km/h greitį ir gali traukti iki vienas Siemensas iki 4000 tonų. Supratau. O čia jeigu kolega šalia sėdintis užknisa katapultą? Ne. Ne. Ar žmona patenkinta jūsų darbu? Na, kai atlyginimo diena būna, tai žinoma, kad būna patenkinta, bet kai tenka po darbo pasėdėti ir padirbėti, tai žinoma, kartais tenka išklausyti ir nepatenkintų žodžių. Kokią muziką klausot? Na, pati nuostabiausia muzika man yra tai traukinio dunksėjimas. Albertai, kokių žmonių reikia Lietuvos geležinkeliams? Reikia aukštos kvalifikacijos inžinierių, kurie savo teoriją galėtų pritaikyti praktikoje. Taip pat reikia jaunimo, kuris galėtų greitai įsisavinti naujas technologijas, valdyti traukinius. Ir reikia, žinoma, žmonių, kurie mylėtų savo darbą ir, žinoma, Lietuvos geležinkelius. O kokių nereikia? Na, žinoma, nereikia tinginių, veltėdžių ir žioplių. Kągi, Albertai, ačiū Jums už šią labai įdomią kelionę. Buvo malonus. Linkime, kad Jūsų traukiniai visada darytų. Geležinkelio transporto ir logistikos specialistus Lietuvoje rengia Geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla. Jaunimas baigęs profesinius mokslus toliau gali rinktis studijas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Petro Vileišio geležinkelių transporto fakultete. Kasmet šalyje yra poreikis parengti ar perkvalifikuoti daugiau kaip 1500 geležinkelio specialistų. Dirbti su naujais lokomotyvais, atnaujintų vagonų parkų ir juos prižiūrėti reikia vis daugiau kvalifikuotų specialistų, gebančių dirbti su nauja įranga. Gavus ES paramą per Švietimo ir mokslo ministeriją, atnaujinama mokymo infrastruktūra, rekonstruojamos laboratorijos, aprūpinamos nauja įranga. Projektu siekiama parengti aukštos kvalifikacijos geležinkelių specialistų, kurie lengvai įsilietų į darbo rinką ir didintų geležinkelio transporto sektoriaus efektyvumą. Baigę profesinės studijas ar kolegijas studentai toliau gali siekti aukštojo mokslo diplomo. Geležinkelio specialistus rengia Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kauno technologijos universitetas. Ei, Žygi, tau ką su galva negerai? Tai ne, baigtų, aš apsidraudęs. Bet draudimas tau naujų smegenų tikrai nenupirks. Esame pas draudimo brokerį Donatą kabinete ir čia turbūt viskas apdrausta 100 000, tai čia niekas nepastebėtų, jeigu pasimčiau kokį tušinuką. Taip, Donatai? Ir tušinukas galbūt dings, ir ofisas galbūt sudegs. Nu, tokių dalykų neapsisaugosi. Bet gali būti ramus, kad galbūt tada tau kompensuos už tai.
Ar egzistuoja tokia liga profesinė, ar jūs sergate ją, kad tiesiog norite viską apdrausti, kas jūs supa? Tai nėra pagrindinis dalykas apdrausti, yra dalykas pamatyti tą riziką. Ją galima pakeisti įvairiais būdais, nebūtinai draudimu. Galima tiesiog ją pašalinti ir panašiai. Draudimas yra vienas iš būdų. Bet kaip suprantu, kėdės nesate apsidraudęs, todėl kad jinai pas jūs nesikilnoja ar po kompiuteriu tenka pakišti knygą. Nesikilnojamas ir yra draudimas, reiškia, nieks nesikeičia, nieks Nėra jokios rizikos. Nėra jokios rizikos. Donatai, sakykite, brokeris, toksai įdomus keistas žodis, nuo ko čia kilęs? Brokijat biški, kažkokį brokų darot? Čia sugalvojom tokį naują žodį, kad galima būtų atskirti nuo draudimo agento, kurį visi labai gerai žino ir mes skiriamės nuo draudimo agentų tuo, kad neatstovaujame konkrečios draudimo bendrovės, o esame laisvi, nepriklausomi ir atstovaujame išimtinai kliento interesą. Tai kaip ir esate nepriklausomas brokeris, tai koks jausmas neiti į darbą? Esu priklausomas laiką nuo klientų ir mano darbo laikas visą laiką yra ribotas, tai yra 24 valandos. Negi jūs čia sėdit visą laiką užsidaręs ofise ir dirbat kažką tai? Tai rizikos slypi visur, ar tai būtų fermos, ar tai būtų kažkokie pramoniniai objektai, elektrinės, ar pavyzdžiui troleibusų parkas. Esame viename iš Donato draudžiamų objektų. Donatai, kokias rizikas čia matote? Pagrindinės rizikos pramoninėse objektuose yra gero gaisras. Tai gaisras, kaip žinai, gali kilti dėl pagrindinių dalykų tokių, kaip čia vyksta suvirinimo darbai, galimai uždujinamos patalpos, galimai sprogimas. Naudojamas įvairios lakios medžiagos, kaip lakas, dažai ir panašiai. Tai pagrindė yra gaisro rizikos. Tai jūsų draudimo brokeriai yra kaip kokie, nežinau, ekspertai. Turiu labai gerą draugą ekspertą Saulių linkėjimai. Kaip ekspertai turi viską žinoti. Kas kur kris, kokia žiežirba, kur kokios dujos susikaupia, kur gali vykti sprogimas, kur ten nėra antigaisrinių šitų daviklių. Be abejo, stebinti ilgalaikę istoriją, matant daug objektų, formuojasi tam tikra patirtis. Bet kiekvienas objektas yra unikalus. Ir visą laiką yra pasitelkiami vietiniai ekspertai, vietiniai darbuotojai, tiek technikos vadovai ir panašiai. Na, o štai, jeigu vieną dieną, pavyzdžiui, sugenda visi Vilniaus troleibusai, draudimo kompanija reikia kompensuoti visą žalą, tarkim 20 milijonų, kaip jinai nebankrutuoja? Stambios rizikos yra draudžiamos ne vieno draudiko. Paprastai vienas draudikas yra tik tai tas, kuris išduoda polisą, draudimo polisą. Toliau rizika pasiskirsto per visą pasaulį, Europą, per visas draudimo kompanijas. Galima net čia prisiminti tą įvykį su Titaniku. Taip, Titanikas buvo draustas 78 draudimo bendrovėse. Dėl to, iš principo, nei viena jų nenukentėjo, išmokėjo žalą ir liko veikiančios daugumą iki šiol. Po mažą dalelę. Po mažą dalelę, taip. Taip. Kas už smuiką? Ką labiausiai svajoja apdrausti draudikai? Didžiausia įmanoma rizika, tai vandenyno dugne gulintį akmenį norėtų apdrausti nuo ugnies rizikos. Donatai, daugelis žmonių labai bijo ir tikrai nelaukia penktadienio 13 dienos. Ar galima nuo to apsidrausti? Netikrumas, neapibrėžtumas ir iš to besiformuojančios baimės yra pagrindinis dalykas, kuris varo šitą verslą. Pavyzdžiui, galima pastebėti, kad per pilnatį žmonės žymiai dažniau kreipiasi į draudimo bendrovės. Tai draudikams prietarai yra kaip ir naudinga. Tikiuosi, kad draudikai prietarų neskatina, bet manau, kad yra naudingi. O šiaip draudikai yra geri psichologai. Tam, kad paruošti produktą, draudimo produktą, paruošti tinkamą pardavimui, be abejo, reikia išmanyti psichologiją. Ar dažnai tenka susidurti su išankstinė žmonių nuostata, kad draudimas nėra pirmojo būtinumo dalykas? Paprastai šitą nuostatą labai lengvai paneigia įvykiai. Įvykiai šeimoje, įvykiai pas kaimynus, pas draugus, per žiniasklaidą atspindimi įvykiai. Kaip sakoma, visą laiką protingas tas, kuris mokosi iš svetimų klaidų, o ne iš savų. Iš savų klaidų paprastai pasimoka visi. Ar turite kažkokį savo kaip firminį argumentą, kuo palenkite savo klientus pas jūs apsidrausti? Tiesiog stengiuosi būti sąžiningas. Tai yra pagrindinis argumentas, nes tiksliai, sąžiningai, nuosekliai atskleidžiant visus faktus, galima pateikti, iš tikrųjų, nupiešti labai baisią situaciją. Didžiausias draudikų siaubas. Na, pavyzdys galbūt galėtų būti toksai. Jennifer Lopez yra apsidraudusi, kaip žinia, didžiuliam sumomis savo sėdimąją, o Davidas Beckhamas didžiuliomis sumomis yra dar didesnėmis, ko gero, ir apsidraudė savo kojas. Tai didžiausias draudikų siaubas yra Davido Beckhamo spyris Jennifer Lopez į sėdynę ir kojos lūžis.
Tai koksgi buvo pirmas dalykas, kurį apdraudėte? Jau gerai pamenu, tai buvo tėvų namai, kuriuose dar ir pats gyvenau. Prieš kiek laiko tai buvo? Ko gero 96 metais, panašiai taip. 96-97 metais. Kaip iš vis atsiradote šitoje profesijoje? Kas sudomino? Na, iš tikrųjų, mano tėvų verslas, kuriame jau dalyvavo mano vyresnysis brolis, buvo susijęs visiškai su kitais dalykais. Nenorėjau iš tikrųjų tą pačią pelkę kristi, tai pasirinkau draudimo vadybą. Ir baigiau Vilniaus universiteto draudimo vadybą, na, iš to ir viskas pradėjo formuoti. Esat laimingas? Labai. Tai kiek uždirbat? Uždirbu tiek, kiek turėtų uždirbti žmogus, kuris laksto po visokius nešvarius objektus, landžioja visur, kiša savo nosį, dalyvauja rizikingose, nervingose, įtemptose dėrybose, kuris yra kaip rakštis vienoje vietoje tiek draudikams, tiek kartais ir klientams. Kaip supratau, uždirbate neblogai, nes esame mes čia kaip jūsų garaže, jūsų namo garaže, štai. Štai draudikai kaip gyvena. Taigi aš apiplėšiau banką ir bėgu su grobiu ir įkrentu į kanalizacijos šulinį. Ar draudimas man apmokės sužalojimus? Apiplėšus banką, turint didžiulį grobį, manyčiau, žymiai labiau svarbu pasirūpinti pačiu grobiu, o ne savo kojomis įkritus į kanalizacijos šulinį. Draudžiam grobį. Verslo riziką ir draudimą galima studijuoti Vilniaus universiteto ekonomikos fakultete. Bakalauras 4 metai, magistras 1,5. Rinktis investicijų ir draudimo profesinio bakalauro studijas kviečia Vilniaus kolegija. Nuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės 4. Teigiama, kad iki šiol studentams trūko draudimo paslaugų pardavimo, bendravimo su klientais ir kitų praktinių įgūdžių. Vilniaus kolegijoje ES lėšomis įkurta pirmoji Lietuvoje banko ir draudimo paslaugų imitacinė įmonė. Tai pagerino studentų praktinio mokymo kokybę, efektyvumą, konkurencingumą darbo rinkoje, paskatino tinkamai išnaudoti informacinių technologijų galimybės. Baigę draudimo studijas absolventai gali dirbti draudimo bendrovėse, turizmo agentūrose, finansinės paslaugas teikiančiose įmonėse, didelių įmonių rizikos paslaugų vadybininkais. Taip pat išlaikę kvalifikacinį egzaminą ir gavę licenciją gali įsidarbinti draudimo brokerių įmonėse. Šiandien laidoje ateities profesijos susigrums 2 ateities lyderių komandos – Vilniaus universiteto draudimo vadybininkai ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos geležinkeliečiai. Sveiki vyrai, malonu jūs matyti. Taigi, kas geriau žino savo amato subtilybes, kokios spalvos buvo baltas Napoleono žirgas, kaip Žygimantas Takėnas jaučiasi profesoriaus Alfredo Bumblausko kėdėje, visą tai ir dar daugiau visai netrukus. O dabar yra apie studentišką gyvenimą. Jūsų profesijos privalumai, kokie jie? Tai gal pradėkime nuo geležinkeliečių. Taigi yra labai didelė galimybė išvažiuoti į užsienį ir gautą praktiką panaudoti Lietuvoje. Turime daug laisvo laiko ir puikius bendrabučius. Studijos baigėsi. Ir kas toliau? Studijas baigę iš karto gaunam darbą, nes mokam naudotis naujausiam technologijom. Kuo įdomus draudimo vadybos mokslai? Galimybė lengvai pasirinkti studentą dominančią draudimo kryptį, tobulėti joje, apginti savo žinias, nuomonę prieš kolegas ir dėstytojus. Geležinkeliečiai įsitikinę, kad po studijų iš karto ras darbą. O kaip jūs? Aš jau 4 kurse pradėjau dirbti vienoje didžiausių Lietuvos draudimo bendrovių ir tai netrukdo mokslui. Atlyginimą gaunat? Žinoma, gaunam. Kokį? Didelį. Gerai, viskas su jumis aišku, lai prasideda protų mūšis. Čia nematomas. Taigi pirmas klausimas. Traukinio pasaulio greičio rekordas. Koks jis? Aš manyčiau, kažkur apie 600 turėtų būti. O ką mano kolega? Manau, 600 truputį per daug gal. Apie 500. Kągi, vyručiai, visai neblogai. Visai turėčiau pastebėti, kad neblogai. Ir vienas ir kitas esate labai arti tiesos. Nes traukinio didžiausias greitis, rekordinis greitis yra 581 km per valandą. Tai buvo užfiksuota Japonijoje. Galite savo pasiploti, galite jiems paploti. Šaunuoliai, pirmasis klausimas draudimo vadybininkams yra toksai. Ką parduoda draudimo brokeris?
Norit pasitarti vėl? Draudimo brokerio arba kitaip vadybininko paslaugų ir pardavimo spektras yra platus. Jisai parduoda daugybę draudimo rūšių, įskaitant gyvybės ir negyvybės draudimą. Labai gražus ir išsamus iš tiesų atsakymas, tačiau mes tikėjomės štai kitokio šiek tiek atsakymo. Vienu žodžiu. Tai yra pažadą parduoda. Pažadą. Bet duosim ir jums taškelį. Pasiplokite. Negi gaila. Taigi, turite po vieną tašką ir taip, jeigu ir toliau turėsite jų visai nemažai. Nori Šarūnas užduoti jums kitą klausimą. 1848 metais iš Belgijos į Vokietiją perduoti spaudos pranešimus buvo galima traukiniu. Tačiau tai ilgai užtrukdavo. Buvo ir greitesnis kelias. Spėkite, kaip greičiau buvo nugabenami tie pranešimai? Taip, ar mes turime atsakymą? Aš nežinau. Gal kolega? Aš manyčiau, kad turėtų būti pašto karveliais greičiau negu traukiniu. Tu teisus, geležinkeliečiai pelno dar vieną tašką. Džiaugiesi už juos? Džiaugiuosi. Džiaugiamės. Džiaugiasi jie, džiaugiasi vadybininkai. Taigi, draudikams klausimas. Kieno liežuvis apdraustas $1 milijonų? Darbė juokavom šiuo klausimu. Jūs darbė juokaujate, ne? Taip, draudime juokavom draudimo klausimais. Tai yra Kisų žvaigždės ir lyderio liežuvis, kuris pasižymi ir ilgumu, ir kas be ko jo yra dainuojama. Taip, iš tiesų, bravo. Puikus atsakymas. Panoliai. 1960-1970 metais gimė idėja, kaip padidinti įprastinėmis geležinkelio linijomis važinėjančių traukinių greitį ir keleivių komfortą. Tai buvo sukurti tokie traukiniai kaip itališkas Pendolino ir ispaniškas Talgo. Taigi, kokia motocikliška idėja buvo panaudota kuriant tokius traukinius? Manau, tai yra aerodinaminės savybės, kitaip šnekant, mažinamas vėjo pasipriešinimas. Yra gal tiesos šitame atsakymą, gal kolega Antonas nori papildyti? Žinokit, uždavėt suktą klausimą, kad net neįsivaizduoju. A, taip, va. O atsakymas tiesiog paprastas. Traukiniai posūkio metu pasvyra. Kaip lenktyniniai motociklai. Kitaip vadinami, atsiprašau kalbininkų, britvos. Kitas klausimas draudimo vadybininkams. Klausimas būtų toks, kuo susijusi loterija ir draudimas? Jonai, kalbėkit. Draudimas ir loterija panašu tuo, kad tai remiasi tikimybėm ir kad ir kokios yra paskaičiuotos tikimybės, ne visada tai išsipildo. Šiaip neblogas atsakymas, Jonai, bet kadangi geležinkeliečiai negavo taško, tai ir jums neduosim taško, nėra čia ko. Gerai, dar vienas klausimas draudikams. Taigi, ar bankrutavo Titaniką apdraudusi bendrovė? Galiu drąsiai pasakyti, kad ne, nes tokių stambių objektų kaip Titanikas, pavyzdžiui, atveju draudimo kompanijos pasiskirsto riziką ir išmoka išmokas nukentėjusiems. Šaunuolis, gal žinai, kiek ta rizika dalių buvo paskirstyta? Žiūrint, kiek perkraudėjau, bet spėjau į keliasdešimt, tai tikrai. 78, susirašyk. Kokį didžiausią greitį išvysto elektrinis traukinys, važiuojantis iš Vilniaus į Kauną? Manyčiau 160. Šaunuoliai vyrai, oho, pasiplokite vieni kitiems. Dar vienas taškas. Ir dabar paskutinis klausimas abiems komandoms. Ką reiškia šitas ženklas? Nežinau. Spėkit. Kolega? Net neįsivaizduoju. Draudikai? Baigėsi laida. Labai geras spėjimas, bet ne. Pavojai kelyje. Gal ir pavojai. Iš tiesų mes ir patys nežinome, ką reiškia šitas ženklas. Todėl proto mūšius skelbėme baigtus ir kiek pamenu, rezultatas yra lygus. Pasiplojam savo, pasiplojam mums. Ačiū vyrai, kad susirinkote. Susitiksime, kaip visada, sekmadienį po 5:15. Nevėluokite, būkite auditorijoje laiku. Taip, ir čia aš manau, kaip visada jį turėtume rasti. Taip. Palauk, Šarūnai, va. Palauk, sakau. Matai, Saulius. Renkasi vis knygas, skaito žmogus, todėl jis ir ekspertas. Kad visi tokie būtų. Einam, patrauktysim. Tik atsargiai, gal aš pirmas nespažįstu, nes nepažįstamos iš karto iškerta. Na tai Sauliau, sveiki. Kaip visada malonu matyti. Čia mūsų moksleivis Šarūnas. Iš karto tau klausimą, ne apie profesijas. Ką reiškia šitas ženklas? Jeigu gerai suprantu, tai yra pavojingas krovinys. Sakiau, kad knygas skaito. Šaunuolis. Šaunuolis, Sauliu. O iš tiesų, jeigu rimtai kalbant, šiandien su Šarūnu aplankėm vėlgi dvi profesijas ir labai įdomu tavo nuomonė, nes jis nežino, ką rinktis. Ar draudimo vadybininką, ar geležinkelietį. Draudimo vadybininkai, žinai, jie dirba vasal, taip sakant. Dėl to garantijas, kokias susikuria savo, tokias ir turi. Ypač brokeriai. Iš esmės, kiek tu gausi, kiek tu uždirbsi, tai priklausys tik tai nuo tavęs. Kiek aš žinau,
iš tiesų uždirba daug, tik tai tie vadybininkai, kurie ilgiau išlieka draudimo rinkoje. Paprastai išlieka nelabai ilgai žmonės. Na, o geležinkeliečiai irgi. Dažnai laukia tenka būti, kai kuriems iš jų. Ir sunkius raktus 75 nešiot. Taip, šiandien mes patyrėme tai. Jo, romantika. Garantuota tai viena. Bent jau tikrai romantiškiau negu būti vadybininku. Tie traukiniai apskritai Lietuvoje visą laiką bus žiauriai svarbu. Žinai, mes tranzitinė šalis, tai traukiniai varys. Darbo visą laiką bus ir bus. Pinigų tiesa nebus. Jo. Tai ta prasme, studijuoti galbūt įdomiau yra geležinkeliečių studijas. Bet piniginė prasme gal labiau apsimoka būti draudimo vadybininku. Ten irgi įdomu. Žalų visokie reikalai ten, visokie, reiškia, draudimai ypatingų objektų, žmonių ypatingų, pavyzdžiui, sportininkus draus labai įdomu. Labai brangiai kainuoja. Kągi, Sauliau, ačiū tau, kaip visada. Mes kaip profesionalai gal jau eikime iki kitos savaitės. O tu, Šarūnai, mokykis, tau dar viskas prieš akį. Laidą remia